Taip, turim Kia Sportage'ą 2011 metų 1.7 dizeliuką. Prašymas pakeisti paskirstymo grandinės. Tai ką, išsiimsim to reikalų. Biškutį apsiardėm, apsiėmėm dangtelį, įsitraukėm purkštukus. Taip, čia viskas taip atrodo, kaip ir viskas tvarkoja, bet įsitraukus purkštukus, žiūri į šaibų storius apatinių, tai čia nežinau, 3 storių musės šaibas. Vieną storę, antrą. Ar čia kažkas dėjo, kas ką turėjo, ar čia kažkas jau burta. Nu, bandysim išsiaiškinti. Ką, dasibrojam iki grandinių. Ir čia taip, viens įtempėjęs. Įtempėjęs, kur čia dabar tave? Išvažiavęs. O antras apačioj gyvena. Antras irgi. Irgi jau totaliai išvažiavęs, nors grandinės kažkada buvo keistas, sudėtas įvis. Taip. Kad nusimt plytą, reikėjo nusimt dar ir karteriuką, nes sistema tokia, kad priekinė plyta tai yra tepalo siurblys, prie kurio prisuktas tepalo paėmėjas, tai kad tu jo nenuprašysi, nenusiėmęs karterį. Tai va. Tiek čia karteris, dzindrų nėra, nieko nėra, paėmėjas švarus, tvarkoj, vadinas ką, jamam viską laukan ir dėsim naują. Atvažiavo pats greičiausias variantas, tai SKF pakuotė. Mašiną reikia greitai atiduoti, kitoj nori išvažiuoti, o galim gauti tik tokį daiktą greitai. Bent pilnos komplektacijos, visas žvaigždės, 1, 2, 3, 4, prašmakai, tempėjai. Ką, perkam pakuotę SKF, tikėkimės, kad gyvens. Taip, čia viskas išvalyta, čia apsivalim, renkamės atgal. Taip, naujas grandinės vietai. Tempėjas jau visiškai kitaip atrodo. Viršutinis, apatinis irgi buvo beveik coms dabar taip. Ką, grandinė čia susinėt paprastai, jokių specirankių nereikia. Viskas sužymėta. Vieną vietą. Ten ant didžiosios grandinės viršui antrą žymė yra, ant mažutės nesimata žymė ir čia 2 nariukai sužymėti. Tai kad jokių atradimų čia nebūn su tom. Ką, toliau plaunamės likusias detalės ir važiuosim atgal. Ką, įsiplojom dangtelę. Įsitepėm hermetiką ir dėsime vietą. Išsiplojom karteriuką, išsivalėm. Tie visi valymai, tai kol įsigramdai, laiką atim ne ką mažiau negu grandinę susidėtum per tą laiką. Bet kažkas tą turi padaryti. Tai va, viskas švaru, gražu, tepam hermetiką,
dedam į vietą ir pačioj bus viskas. Ką, apsirinkom kitokią lygį, liko susidėti purkštukus. Ten viską susirašėm, bet dabar su purkštukais, tai kaip minėjau, šaibos ant pirmo pusantrinė, čia vapšė 1,8, trečias 2,5, ketvirtas 2,5 storis, tai čia ar specialiai čia kažkas kažką darė, ar tiesiog ką mes susidedam tai, kas priklauso pusantrinės ir žiūrėsim, nors persimatavom gilį dugnų. Nu, nepanašu, kad ten būtų tiek išraiburuota. Kad būtų. O kad čia daryta su tais, tai jo, kai apsiplovė išlinda. Nu, bet nematau, kad būtų tiek suleista giliai, tai sudedam, kas priklauso, tai tada žiūrėsim, ką pastorinsim. Taip, vis dėlto ne tik tradicinės, nes pasirodo čia ant tų dviejų purkštukų yra sušlifuoti dugniukai, po milimetrą sužeminti. Prisimatau su kitais, tai net neužeint šaibą atsirėm. Tai vis dėlto kažkas darė protingai viską. Gerai, dėsim storesnės 2,5. Ką, viską susirinkom. Susirinkom fiškę, dar nesusimojom. Sėdam, nusverinom kūrą, bandysim kurtis. Nu, bandom nusvaryti. Taip greit neatmet. Gerai, sverinam slėgį, susikėliam. Manom fiškės, bandysim kurti. Nu, bandom. Valio, vis gyvas. Valio, jiem gyva. Babam. Ką, kūrenas. Šildom. Prasišildom. Apsivalinėjom, važiuojam pavažiuoti. Ką, pravažiavom, ką tik grįžom. Važiuoja, traukia. Niekas neužsidegė. Jokios lemputės. Kaip ir viskas tvarkoj. Ką skambinam. Atiduodam klientui.